parodymas. Taip, kad tai visapusiškai tikrai labai naudinga visiems dalykas. Tai iš kurio kampo bežiūrėtume į paslaugas, vis tiek matai tik tai naudą? Bent jau aš trūkumų tikrai nematau. Paslaugos be trūkumų. Puiku. Netgi aš paminėsiu tokį dalyką, kuris galbūt ne visą laiką labai išryškinamas, tai yra netgi tas korupcijos elementų mažinimas. Taip, tai yra iš tikrųjų elektroninės paslaugos padeda eliminuoti bet kokį tarnautoją valstybės, kaip kas valdininkų vadina, taip, iš sprendimų priėmimo. Tai tie sprendimų priėmimai yra iš esmės korupcijos židinys, galimos korupcijos. Tai būtent elektroninės paslaugos, kurios realizuojamos taip, kad eliminuojam, reiškia, tarnautojo sprendimų, reiškia, priėmimą, iš esmės tą sumažina, praktiškai eliminuoja visiškai. Taip, kad tai tikrai visapusiškai ir politiškai, ir ekonomiškai, ir finansiškai tai yra tikrai labai pažangus geras dalykas. Ar galėtumėt paminėti bent kelias jau sėkmingai veikiančias paslaugas elektroninėje erdvėje? Sunku kelias, daug jų tikrai yra, tačiau galbūt reikėtų minėti tokias, kurios paskutiniu metu, sakysim, pradėtos teikti arba tos sukurtos vadinamos taip. Tai galbūt čia išskirčiau pirmiausia valstybės įmonės Regitra. Tai yra įmonė, kuri šiuo metu pradėjo tik visiškai neseniai teikti paslaugas vairuotojų pažymėjimų uždavimo. Tai yra galima iš tikrųjų dabar vairuotojų pažymėjimą norint ar pasikeisti, ar gauti, ar kitokiais poreikiais elektroniniu būdu tą padaryti ir užsakyti ir atlikti reikia visas procedūras. Be abejo, išlieka tas atsiėmimo procedūra šiuo atveju, kadangi tai vargu ar įmanoma pasakyti, kad atsiūs kažkaip tai tau fiziškai pažymėjimą, be abejo, bet kai kad sutaupoma bent jau porą atvykimų į labai nepatogią vietą, kur Regitra yra, taip kad iš tikrųjų tai yra labai, mano supratimu, labai naudinga, reikalinga, tuo labiau, kad vairuotojai beveik yra didelis dalis Lietuvos gyventojų. Kita pažymėtina galbūt jau veikianti nuo pradžios metų, tai yra socialinio draudimo, tai yra sodros paslaugos. Sodra šiuo atveju padarė labai rimtą poslinkį į priekį arba pažangų sprendimą, tai yra praktiškai visas savo paslaugas susijusias su išmokų administravimo, įvairių pašalpų, kompensacijų, įvairiausių savo socialinės paramos, reiškia, paslaugų iš esmės perkėlė elektroninę erdvę. Tai yra įkūrę savo elektroninio gyventojų aptarnavimo sistemos tokį portalą, per jį iš tikrųjų galima visas sodros šiuo metu teikiamas paslaugas užsisakyti, gauti ir visus pateikti reikalingus duomenis, dokumentus elektroniniu būdu. Tai tikrai yra irgi labai didelis ratas žmonių, didelis ratas gyventojų, kurios tikrai galėtų jomis naudotis šitomis paslaugomis ir naudojasi, kiek aš žinau, gana labai aktyviai. Tai iš tikrųjų tokios labai, mano supratimo, naujai įdiegtos, bet labai efektyvios, labai reikalingos ir naudingos paslaugos. Šitoj vietoj aš norėčiau priminti ir parodyti. Nesupykit, bet šitą daiktą aš rodysiu dar ne kartą. 15 colių nešiojamasis kompiuteris, štai jo gražioji pusė, Toshiba. Jūs jį galite laimėti, jeigu dabar atsakysite į klausimą, kurį jūs rasite svetainėje esenjoras.lt, _pokalbiai. Klausimas toks, priminsiu jums dar. Kaip vadinasi centrinis interneto portalas, kuriame galima rasti valstybės ir savivaldybės institucijų teikiamas elektroninės valdžios paslaugas ir jas užsakyti? Jums reikia parašyti šio portalo adresą. Kalbant apie portalą ir apie portalo adresą, Kęstuti, ar jūs minėjote ne vieną paslaugą? Ar yra lietuviškame internete viena vieta, vieni vartai, kuriuose žmogus užėjęs gali surasti visas minėtas paslaugas? Viena vieta. Taip, yra toks portalas, jis vadinasi elektroniniai valdžios vartai, bet norėčiau tuo pačiu galbūt ir pabrėžti jo svarbą. Nes iš tikrųjų dažnai labai būdinga galbūt ir valstybės tarnautojams, darbuotojams institucijų, jie dažnai pervertina žmogaus žinojimo ribas, ypač kas liečia institucinę sandarą, pavadinimus įstaigų, adresų, reiškia internetinių adresų, visą aibę
Iš tikrųjų taip nėra. Dauguma žmonių tikrai dirba savo tam tikroje ekonominė ūkinė erdvėje ir tas susidūrimas nebūdas su institucijom jų kasdieninis rūpestis ir be abejo pas juos daugiausiai yra galvoje būtent jų veiklos srities informacija. Dėl to manimas, kad kiekvienas žmogus prireikia tam tikros valstybės institucijos, reiškia, tai, sakysim, paslaugos, jisai iš karto žino tiek pavadinimą, tiek adresą, tiek kur kreiptis ir pasinaudoti. Taip, kad iš tikrųjų žmogus gyvena savo vidiniais įvykiais, savo vidinę ekonominę ūkinę veiklą ir dėl to paslaugų, būtent prieinamumas prie paslaugos suradimas jos tampa labai svarbus. Žinant, kad tai kreipiasi galbūt per metus keletą kartų ar dar rečiau. Tai būtent tokiam dalykam ir pasitarnauja ir mūsų iniciatyvas teiktas šitas portalas elektroniniai valdžios vartai, kuris jau praktiškai jo užuomazgos ar pradžia buvo netgi 2004 metais pradėtas. Ir būtent tikslas ir buvo per šį portalą padaryti prieinamas visas elektroninės valdžios paslaugas. Visas elektroninės paslaugas, ko teikia institucijos. Tai yra, taigi, kaip ir būtų tas vienas, kaip jūs paminėjot, vartai, per kuriuos įėjus matom visą valstybę. Ir žmogui nereikia galvoti, kokio adreso, kokioje vietoje ar kur ieškoti. Tuo labiau, kad yra mėginama ir nemėginama, daroma ir padaryta visas tas paslaugas tam tikrą prasme klasifikuoti, sugrupuoti, kad būtų lengviau surandama, tai pakankamai daug yra, tų pasijungimų yra keletą šimtų, kad tiesiog pagal tavo konkretų įvykį gyvenimo arba situaciją būtų patogu surasti, tai nuolat tobulinama yra, būtų patogu surasti labai greitai, vienu kitu paspaudimu būtent susirasti savo tinkamą elektroninę paslaugą. Tai manau, kad šioje vietoje yra puikus laikas pažiūrėti reportažą apie elektroninius valdžios vartus, kurių adresas yra epaslaugos.lt. Žiūrime reportažą. Portale elektroniniai valdžios vartai www.epaslaugos.lt gyventojai ir verslo atstovai gali rasti valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų teikiamas elektroninės paslaugas ir jas užsisakyti. Spragtelėję gyventojams arba verslo subjektams galite rasti dominančių elektroninių paslaugų grupės. Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus paslaugų grupę, tinklapio viršuje skyriuje paslaugos pateikiamos detalesnės elektroninių paslaugų grupės, suskirstytos pagal tematiką. O žemiau tinklapyje skyriuje viešųjų paslaugų katalogas išvardintos pasirinktos paslaugų grupės elektroninės paslaugos. Iš pateikto e-paslaugų sąrašo pasirinkę elektroninę paslaugą galite spragtelėti ant jos pavadinimo ir gauti informaciją apie šią teikiamą paslaugą. Elektroninės paslaugos aprašymą, sužinoti paslaugos brandos lygį, teikėją, teikimo būdus, kontaktinę informaciją ir kitą. Šalia paslaugos pavadinimo gali būti mygtukas plačiau arba užsakyti. Spragtelėję plačiau, būsite nukreipti į pasirinktos elektroninės paslaugos teikėjo puslapį, kuriame aprašoma pasirinkta paslauga. Spragtelėję užsakyti, galėsite prisijungti prie portalo ir užsakyti elektroninę paslaugą. Prisijungę portale galėsite užsakyti dominančias elektroninės paslaugas. Puslapio kairėje spragtelėję mano profilis, atnaujinti savo kontaktinę informaciją. Spragtelėję vykdomos paslaugos, pasižiūrėti jūsų užsakytų paslaugų sąrašą ir vykdymo būklę. Spragtelėję pranešimai, skaityti gautus pranešimus. Spragtelėję užduoti klausimą, užduoti klausimus paslaugas teikiančioms institucijoms. Norėdami užsakyti paslaugas, atnaujinti savo kontaktinę informaciją, pasižiūrėti užsakytų paslaugų sąrašą ar užduoti klausimus paslaugas teikiančioms institucijoms, turite prisijungti, kad sistema nustatytų jūsų tapatybę. Tai galite padaryti keliais būdais. Prisijungti su naujo pavyzdžio asmens tapatybės kortele. Prisijungti per pasirinktos internetinės bankininkystės sistemą. Prisijungti panaudojus trečiųjų šalių išduotą kvalifikuotą sertifikatą. Norėdami prisijungti prie portalo su elektroniniu parašu, turite turėti įsigiję elektroninio parašo laikmeną su integruotais skaitmeniniais sertifikatais. Įsidiegę kompiuteryje tvarkykles elektroniniam parašui naudoti. Turėti kortelių skaitytuvą, jeigu jūsų elektroninis parašas integruotas lustinėse kortelėse. Grįžkime į studiją po reportažo. Studijoje svečiuojasi